Ūkio ministrė ir premjeras rytoj pirmajame dienraščio Lietuvos rytas puslapyje. Kaip padaryti, kad ir nauja atominė elektrinė būtų statoma ir jai besipriešinantys rinkėjai nesupyktų? Tokį galvosūkį vis dar nelengvai sprendžia valdančiosios koalicijos viršūnės. Vytauto Bruverio rašinys: atominėje kryžkelėje kairieji žiūri į dešinę. Kitos temos. Garsios kauniečių Garbaravičių giminės atstovas Jonas Garbaravičius ir jo pusbrolis vėl turės atsakinėti į prokurorų klausimus. Vilnietis Edgaras Dančenkovas, nuteistas už smūgius buvusiam krepšininkui Arvydui Macijauskui, vėl stos prieš teismą. Pasirodo, jis vadovavo vienai iš 2 sostinėje sutriuškintų narkotikų prekeivių gaujų. Svetimus degalus naudojo kaip savus. Taip teigia teisėsaugininkai į teisiamųjų suolą pasiuntę buvusio Seimo nario Vito Matuzo žmoną Danutę Matuzienę. Lengvatinių mokesčių zonose pamėgo savo pinigus laikyti ne visai teisėtai juos uždirbantys žmonės. Tokiems, tarp jų ir buvusio Filipinų diktatoriaus dukrai, gali ateiti atpildo metas. Plačiau apie viską rytoj skaitykite dienraštyje Lietuvos rytas. Netrukus šlapdribą ir sniegą žadanti sinoptikų prognozė. O aš primenu, kad svarbiausias naujienas visada galite rasti mūsų interneto portale lrytas.lt. Iki pasimatymo.